Karščiai vasaros metu vargina kiekvieną, ne tik lauke, bet ir namuose ar biure. Susidurime su problema, kaip efektyviai ir greitai atvėsinti įkaitusias patalpas. Išeitis – oro kondicionierius. Pakalbėkime apie oro kondicionierius. Vieną iš būdų greitai, efektyviai atvėsinti įkaitusias patalpas per trumpą laiką. O kai karščiai užpuola staigiai, mobilų oro kondicionierių. Dažniausiai klientai renkasi mobilius arba sieninius modelius. Mobilus tai mažiausiai priežiūros ir instaliavimo reikalaujantis įrenginys. Jį gali pastatyti bet kas ir bet kur. Tik tais, aišku, reikia prisiminti vieną dalyką, kad kondicionierius, kurdamas šaltį, kitoj pusėje jisai sukuria šilumą. Tai mums reikia tą šilumą kažkur padėti. Tai prie jo statoma yra tokia žarna. Dažniausiai surandamas plyšys, tai sakykime, pravėrus langą arba galima gręžti skylę sieną. Bet tai jau yra sudėtingesni dalykai. Tai klientai dažniausiai praveria lango plyšį, įstato žarną. Yra dar tam tikros apsaugos, kad šiluma negrįžtų atgal ir jis puikiai gali tą pačią dieną įsigijęs įrenginį naudotis ir gauti šaltį ir gaivą namuose. Montavimas labai paprastas, gal 15-20 minučių tiesiog parsinešus išsitraukiau iš dėžės viską, pajungiau šitą žarną, išmest per langą, uždėti apsauginį šitą plėvelę, tokią ne plėvelę, nežinau, medžiagą specialią, kad oras nepatektų iš lauko ir viskas, ir veikia. Tokie kondicionieriai tinka bet kokioms patalpoms iki 35-40 kvadratinių metrų, kur yra langai, stoglangiai ar durys į lauką. Jei gyvenate senamiestyje, nuomojamame bute ar naujos statybos name, yra ir atitinkami apribojimai montavimo darbams. Sprendžiant tokią problemą, atsiranda alternatyva. Tai mobilus kondicionierius. Klientai, kai galvoja apie stacionarų kondicionierių, jie įsivaizduoja tik tais tokį vidinį bloką. Jie nesusimasto, kad prie kondicionieriaus, kad jisai puikiai veiktų, reikalingas ir išorinis blokas. Taigi, statant jau stacionarų įrenginį, turime nusimatyti vietą išoriniam blokui, kur jį pastatyti ir kaip jį sumontuoti. Kalbant apie įprastus kondicionierius, galite rinktis konsolinius, kasetinius, ortakinius, stacionarius, mobilius, taip pat su skirtingais filtrais. Pirma, reikia žinoti patalpos dydį ir aukštį. Aišku, reikia dar papildomai įsivertinti, kiek patalpoje yra langų ir kur tie langai nukreipti. Jeigu, sakykime, iš pietinės pusės langai, tai reikia vertinti, kad dar ir per juos bus gaunama nemažai šilumos energijos. Tarkim, jeigu didesnėse patalpose kaip ofisai, reikia įsivertinti netgi žmonių kiekį, nes kiekvienas žmogus išskiria apie 100 vatų šilumos energijos. Ir tarkim, jeigu klientui reikia atvėsinti kažkokią parduotuvę, tai reikia netgi įsivertinti įrenginius, kurie tame plote dirba, tai kaip šaldytuvai ar kiti mechanizmai, kurie išskiria šiluminę energiją. Dažniausiai, kaip skaičiuojamas yra kondicionieriaus galingumas, tai esamą patalpos kvadratūrą dauginam iš 100 vatų, tai sakykime, jeigu yra 10 kvadratų, tai reikia 1 kW šalčio. Ir rekomenduotinama pagal kitus faktorius dar uždėti rezervą kokią 20%. Tai taip parenkamas kondicionieriaus galingumas. Lyginant kainą su įprastais kondicionieriais, mobilių oro kondicionierių kaina prasideda nuo 250 € ir jį įsirengti galite patys. O sieninių oro kondicionierių kaina nuo 600 € plus montavimo darbai ir laiko sąnaudos. Renkantis kondicionieriaus stacionarų, reikėtų dar atsižvelgti ir į filtravimo funkciją, nes jau rinkoje pasirodė kondicionieriai, kurie turi filtrus 4 viename. Tai vienas filtras atlieka tiek filtravimą nuo dulkių, ionizavimo funkciją, bakterijų gaudyklę ir kvėpinimo funkciją. Tai jūs ne tik tais turėsite gaivų orą patalpoje, bet turėsite švarų ir netgi
pakvėpinta. Bet kuriuo atveju kondicionieriai parenkami pagal individualius pageidavimus, pasitariant su profesionalais. Atmėgaukitės gaiviu oru ir vėsa karštą vasaros dieną.